Paskutinį sausio šeštadienį prekybos centre Saulės miestas Šiaulių universiteto menų fakulteto studentės pristatė savo sukurtų drabužių kolekciją. Autorės 6 taikomosios dailės ir verslo studijų programos aprangos specialybės studentės savo kolekciją pavadino Mazgas. Mazgas todėl, kad norėjom parodyti visuomenę, kad visuomenė yra kaip mazgas, kad mes esam gal kiek atsijungę, esam individualūs, esam užsiėmę savo darbais, ką aš veiksiu, ką aš darysiu. Mes negalvojame apie save kaip visuomenę, mes nematome šalia esančių žmonių, kuriems galbūt reikia pagalbos, kuriems galbūt yra blogai. Ir dabar net nebeaišku šiais laikais, ar mums ištiestų kas pagalbos ranką, jeigu reiktų, o ar mes patys esam pasiruošę taip pat ištiesti pagalbos ranką. Todėl kolekciją sukūrėm pavadinimu Mazgas, jog visa visuomenė privalo susijungti kaip į didelį mazgą, nes kuo toliau mes to daromės tuščiom individualybėm, kuriam rūpi tik miegas, darbas ir pinigai. Čia yra vieno semestro užduotis ir truko maždaug apie 3 mėnesius, kol sukūrėm mergino šitą kolekciją, tačiau sukūrimas dar nėra viskas, pagrindinė darbo dalį sudaro organizacinė veikla, nes matėte, kiek visko reikia. Visada, kai darbas yra komandinis, tai matyti idėjos rutuliuojasi bendrai, negali labai aiškiai konstatuoti, koks vieno indėlis ar kito, nes komandoje tai yra viskas vyksta nuosekliai ir kiekviena idėja įauga, integruojasi į bendrą visumą ir taip ta visuma tarsi koks senis besmegenis rutuliuojasi, kol išsirutulioja į bendrą kūrinį. Drabužių kolekcija Mazgas sukurta iš įvairiaspalvių vyriškų kaklaraiščių. Beje, kaklaraiščių kolekciją surinko ir jaunosiams kūrėjams padovanojo vienos studentės mama Daiva Ragauskienė. Kaklaraiščius pasirinkome todėl, kad kiekvienas kaklaraištis iš esmės yra unikalus, kaip ir mes pasaulyje. Bet visi kaklaraiščiai be mazgų neegzistuoja, todėl žmonės be visuomenės taip pat neegzistuoja. Kaklaraiščių įvairovė tikrai labai didelė, tiek spalvų, tiek raštų. Tada iškart jau gali juos klasifikuoti pagal jų bruožus, juos atrinkti ir tikrai daug galima su jais ką padaryti. Kaklaraiščius, kai susirinkom, tada jau atskirai stengiamės kiekvienos suderinti savo koloritą. O šiaip spalvos buvo tikrai pačios įvairiausios. Yra derinama, kad ne tik, kad visa aplamai kolekcija dėrėtų, bet ir kiekvieno individualūs modeliai vienas šalia kito. Bet iš tikrųjų stengiamės kuo skirtingesnius, kad akcentuoti viršų ar apačią ir kad būtų ir panašus ir skirtingi tuo pačiu metu. Idėjos tiesiog gimsta. Paimi kaklaraištį, paimi kitą ir tu jau jauti, kad kažkas iš jų gali pasidaryti iš tikrųjų. Jie nusako, kas bus toliau. Taip, mes visų pirma piešėme eskizus, visų pirma konsultavome su dėstytoja, derinam, kad jie būtų panašus, kad jie būtų stilistiškai kažkiek suvesti. Bet vis tiek kaklaraištis jisai parodo, ką tu turi su juo daryti, tu tik turi teisingai nuspręsti. Na, gal iš pradžių buvo šiek tiek sunkiau, kol įsivažiuoja tas visas darbas, nes iš tikrųjų reikia ir pamąstyti, kaip juos pritvirtinti, nes kartais nupiešti yra lengviau negu padaryti. Ar tarėtės, ar derinotės viena su kita, ar nėra? Tas vyksta tiesiog pati darai, kažkokie komentarai būna po to, jau kai gali atrodo viskas padaryti ir ten vieną kitą detalę, gal tu taip padarai, gal tu taip. Bet taip visos individualiai visą laiką kuriam. Grupiai kaip keista, konkurencijos tikrai nėra. Visos stengiamės viena kitai padėti, ko galėtumėm. O šiaip yra tekę nešioti kaklaraištį arba naudoti kam nors? Mokykloje ypač balti marškinukai ir kaklaraištis. Tai kaklaraištis visiškai nenaujiena. Bet tas pats mazgas, tas kitoks rišimas ir kažkoks jų jungimas tarpusavį tikrai naujiena, nes nėra tekę daryti to. Į kolekcijos pristatymą jaunosios dizainerės pasikvietė roko grupė Black Painted Walls, o studenčių sukurtus drabužius demonstravo ne patyrę manekenai, o autorių draugės ir draugai, daugiausiai Šiaulių universiteto studentai. Labai gerai jaučiuosi. Ir dar stilinga tokia. Nebaisu bus išeiti į sceną, ne į sceną, bet prie žiūrovus pereiti? Ne, nei kiek. Šiek tiek jaudulys yra, bet kaip nors. Kaip manot, kaip tie modeliai bus sutikti? Man atrodo, kad renginys iš tikrųjų turėtų būti geras ir visi gerai turėtume jaustis, nes iš tikrųjų ne bet kam pavyksta tokiais rūbais pasivaikščioti, parodyti Lietuvai visai.
Labai didelis jaudulys. Atrodo, net tie modeliukai, kurie gal ir pirmą kartą žengia į sceną, jaudinasi šiek tiek mažiau, nors jiems ten reikia atlikti daug veiksmų. Bet dizaineriams yra atsakomybė ir už patį rūbą, ir už visą idėją, ir už tai, kas vyksta scenoje, taip pat, nes scenografija mūsų. Po pasirodymo dizaineris labiausiai dėkojo savo dėstytojai Vilijai Visauskienei ir kolekciją pristatyti padėjusiems draugams. Negaliu pasakyti, kad kas nors nedirbo ar neprisidėjo ar neveikė. Merginos visos, kiekviena turi savitumo, individualumo, visos stengiasi, visos kūrė ir visų indėlis pasimatė bendrame darbe. Manau, kad jeigu nebūtų kuri nors dirbusi, tai būtų labai ryškiai išsiskyręs rezultatas iš kitų. Teko pabūti už modelį, kadangi aš pati pernai šitą specialybę baigiau, puikiai suprantu jas ir norėjau padėti, kadangi pati visą tai patyriau ir jausti, tiesiog norėjau pasijusti ir modelio kailyje, ne tik kuriančioje rūbus kailyje. Kuriame kailyje sunkiau? Kuriančioje, manyčiau, nes apsirengti nėra taip sudėtinga ir nusirengti, o kada reikia tau siūti, per naktis sėdėti ir kankintis, tai iš tikrųjų daug nervų ir daug sveikatos kainuoja. Būtų galima išeiti vakarėlį kokį taip apsirengus? Tai mes tą ir padarysim šį vakarą. Būtent nueisime į vakarėlį. Taikomosios dailės ir verslo studijų programa, kurią siūlo Menų fakultetas, ugdo ne tik būsimųjų aprangos dizainerių kūrybingumą, bet ir supažindina su verslo abėcėle. Jie išmoksta visų pirma kurti. Jie įgyja individualų braižą, jie išmoksta būti patys originalūs ir skiepyti kituose originalumą. Na, o jeigu kalbėtume apie konkrečius gebėjimus, tai be abejo, jie išmoksta kurti aprangos objektus, įvairius drabužius, drabužių komplektus, ansamblius, kolekcijas, kaip matėte jau, ir aksesuarus visokius. Išreikšti savo idėją ir grafiškai, ir kompiuteriu, ir parinkti medžiagas atitinkamas, technologijas, kokios reikalingos sukurti vienam ar kitam numatytam drabužiui. Taigi, pagrindus jie įgyja, manau, tikrai neblogus. Specialybė yra dviguba, todėl įgyja ir verslo pagrindų, todėl gali paskui ne tik tai kurti, bet geba ir parduoti savo produkciją ir organizuoti smulkųjį verslą. Jie žino visas tas paslaptis, ko nežinodavome mes, kai buvome tik tai kūrėjai, bet be jokių verslumo pagrindų. Aš asmeniškai, sakykime, esu labai patenkinta, kad įstojau būtent į Šiaulių universitetą, į Menų fakultetą ir į aprangos specializaciją, todėl kad mūsų specialybė yra išskirtinai dviguba. Mes mokomės ir verslo pagrindus ir menus. Taigi mes baigę nebūsim, kaip sakant, Lietuvoje nereikalingi tušti menininkai, mes mokėsim nupiešti, mes mokėsim padaryti ir mokėsim tai parduoti. Aišku, norėčiau gal kurti ateitį į priekį, žiūrėti ir sukurti tą, sakykime, didžiulę tą kolekciją, pateikti visuomeniai, bet ateitis mano parodys tai. Ar modeliavimas, dizainerio darbas buvo tokia svajonė, ar atsitiktinai pakliuvote tokią specialybę? Taip, to siekiau. Esu visada linkusi į menus, esu baigusi floristiką su gėlėm, tai dabar truputį į kitą pusę, bet visada esu su menais. Tikrai neatsitiktinai, nes norėjau tą studijuoti, o kai bus ateityje bus matyti, nes tikrai norėtų kurti kažką daryti. Buvau susvyravusi dėl savo pasirinkimo, jau ir kažkiek pabaigusios studijos, bet po šios kolekcijos manau, kad gal ir norėčiau kažką toliau tęsti su rūbų dizainu. Aš tiesiog gaunu audrinio aplodismentų. Plokim labai, labai, labai. Stovim ant kranto to
niekas nesustos.